O darbelį įsigijau. Brolis sako, kai nuvažiuosi į kaimą, pasakyk, aš turiu tau tokį nedidelį darbuką, ten 15 minučių, viskas labai greit, lengvai. Aha, dilgėlę, sako, užrauk. Jos rūpužės kaip bados, net per pirštinės. Nieko kaip nors, bet jau kitą kartą, tai kai jau ką nors sakys, galėtum tokį nedidelį padaryti, iškart reiksiu. Ne. Va, baigiu iškapoti su knaptu, nes su rankom rauti tai vaivai. Kažies čia dar prieš raugiant reikėtų gal pasmulkinti. Pernai jis pats raugė. Nežiūrėjau kaip. Neskambinsiu, dar darbą sugalvos. Pakaposiu turbūt dar į kelias dalis ir bus gerai. Aišku, čia jau baigiant brolį per dantį traukti, tai trąša gera gausis. Pernai laistėm ir agurkus, ir pomidorus, dar ten kažką. Tikrai gerai buvo. Nu, aš savo užduotį atlikau, išraugiau, o kiek laiką laikyti čia, kokiam proporcijom skiesti vandeniu ir laistyti, tai vyrukai jau patys vėliau papasakos. Nu, tai kun tu čia dara? Tvarkau. Užtinės visas. Pats tukštinės. Saulė iki švietė akių nesima. Nesityčiok iš mano amžiaus. Amžiaus. Tvarkau sklendė. Parodyk. Kur buvau su varžtais suveržęs. Buvo labai gumas užsilankščiusias, tai uždėjau, išsipjojau iš aliuminio va tokią va plokštelę su kaniedijau. Arba tik reikia pataikyt gumą įdėti, kad lengvai įsidėti va čia. Nes bišk čia kliūn. Nebe daug kliūn, bet dar bišk kliūn. Reikia susjaustyti. Nes neįm traktorius užgesinti, reikia išlipti ir patraukti va šitą va. Gal reikia žirklės, kad pasiimt su žirklėm gal geriau būtų. Gražiau išeit. Šiandien mes atsiradom sekmadienį, nu aš iš vakar atvažiavau. Sakau, ilgiau pamiegosiu, bet atsikėliau kaip visada. Paskait namuose. Vakar gavom lietaus. Praktiškai Šiauliuose pamatėm debesį, taip ir atsigynė iki pat kaimo. Sakė, Šiauliuose Rekyvoj, kokie ten dydžia, kaip putpelių kiaušiniai privarė ledukų. Kas tuksai kažkur matė, kad kviečių laukus išdaužė, nukapoja. Mes čia krušos negavom. Labai gerai, kad negavom. Taip. Aš čia kažkur irgi mačiau, kad šilnam irgi sukapoja. Paprasta, ne tą, ne karboninį. Ne, bet nešimta. Čia gal jaudienas, kad žiūri visi tai. Nežinau. Nežiūrėkit, užsimerkit dabar trumpamis. Tai gerai, tam kartui, ne? Aš davas visėlį sakysiu. Kiekvieną kartą sakysi tam kartui. Gerai. A jums patinka, sakau, tam kartui? Arba kun jūs? Nu, mes tai va niek. VB statybai, va, linkėjimai. Mačiau tą stogą, pabaigė. Kun jūs ir išmokai iš jų, ne? Nu, jisai ir tasai, samoškiuks davara. Samoška daugiau. VB statybas pavara. Dabar tą stogą tokį daug pabaigė. Akmeninį. Tai ne tik, kad tie stoglangiai jam. Įdomu pažiūrėti. Su statyba nieko bendro neturi. Iš vis nieko, bet žiūri. Kam darbuojas vyruką. Gerai, tam kartui. Nu tai kaip jūtai prisistato, kun jūs savo pas mane bus tam kartui. Gerai.
Nu nelip, parodyk, kaip užsikur, kaip užges. Sakau, parodyk, kaip padarai. O. Gal prasivaiščius daugiau. Neaišku, kiek laikys. Truktel virvutė, bet duris neatsidarys, tik užges. Nu gerai, tam kartą einam toliau dirbti. Gumo pilavoji. Na, biškis apvalino. Pacam. Pats pirkai. Tai tavo? 7 maram, nu, ten žolės tiek nėra namie. Gana. Tai tokios. O, pasidirbti noriu. Ūkis, va, tokias nupirka naujas. Nebrangiau, 100 euriukų tik tais. Va, pamulčiuosim. Taip greitai nebeišdžius. Žinai, parodyk, kaip atrodo iš arčiau. Tokius kaip tik sadinam, nupiepus. Nu, pagražėja mūsų pomidorai. Kiti tie saka gražus, kiti kaip pirka negražus. Galutiniam rezultate gaunas va kokie. Visi žali, visi gražus. Ne, lauksim derliaus dabar. Agurkai irgi per maži. Galės irgi papilnus prie atrodo. Nu ką, tokie reikaliukai. Tokie jiem bulvikės. Kur ne kur geriau atrodo, kur prasčiau. Prastai yra ten, kur va šitą auga. Jos auga netinai daug, šaknis ilgas, jos neišrauna. Nei akėčias, nei vagotuvus jos neišraus, čia neišnaikinsi. Kalkint reikėjo gal. Nu, žodžiu, po biškį judam, čia taip nejudinta atrodo. Už šonus prasijudino. O šiaip visai neblogai. Iš tikrųjų. O tokias laukiaičkės. Nu, va čia jau prajudinta. Na, aišku, bulvikės jau biškį nusibrauk. Nieko, biškį pabaigsiu tą. Norėčiau tą vagotuvą, sakau, keičiasi vietą, užsidėsiu vagotuvą. Užvagosim ant viršaus viską ir bus gerai.
Turėtų būti gerai. Balemba. Žirnius sriubos užsimaniau. Atėjams baigts. Važnežam atėčias atgal. Apinsim Bogotuvą. Dabar reiktų keliuką kažkaip rasti. Iš Kyvatos. Чуть-чуть шилка. O taip, kaime prausinas. Nu ką darysi? Galėtų matyti senam žmogui kojas nupo. Yeah.
Mano, nu, žadėjau sakyti, mano švaresnės, bet ne velnė. Būna naujas tapęs tos, kur nupirka ūkis po pigėją. 100 eurų. Zolį trynę. Reiks gražinti. Gučiai kokias čia jos. Gučiai. Bet su paprastom, tai po kaimą nevaikščiai. Miestą gali su paprastom eit, bet po kaimą tai ne. Gerai, pats nusipirko. Jie. Mieste nieks dėmesio nekreips su kokiom mainė, Taip, o čia- čia kaime tai iškart pamatys. Na, aišku, tai Pamėgink per kaimą su kostiumu perėti, iškart visas kaim šnekės. taip. Gerai, nėra ką, o tie darbai va taip baigės. Bet bėgom, varėm, bėgom balsuoti, reikia važiuoti. Nu, nes paskui Vilnius vėl nesąmonį pribalsuos. Taip. O tai dėl to tik pritariu. Turbūt į žiūrovės dalis pritars. Jo. Nu, žodžiu, muodė kojas apsipovė, kai kambarį galėtų eiti. O tu Nuo močiutės, nu aš po tavęs, aš nefilmuosiu. Aš supratau. dabar kamerą laiku. Gerai. Gerai tada. Iki turbūt kitą savaitę. Nu, iki tada, kai pasimatysim. Mes tam kartu gal. Tam kartu, nu ir viso, davai. 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 Kartu.